Šią savaitę sostinėje ir kituose Lietuvos miestuose pradėtas šildymo sezonas. Gyventojai su nerimu laukia išaugusių šildymo sąskaitų. Nacionalinė pastatų administratorių asociacija pristatė 5 žingsnių taupimo programą, kuri gyventojų šilumos suvartojimą galėtų sumažinti net iki 30%. Taupimo programos principą savaitės žmogaus rubrikoje pristato Nacionalinės pastatų administratorių asociacijos atstovas Vilius Mackonis. Nacionalinė pastatų administratorių asociacija su šilumos ekspertų pagalba sukūrė 5 žingsnių programą, į kurią yra įtraukti paprasti veiksmai, kuriuos gali pasidaryti patys gyventojai arba pasidaryti tuos veiksmus ir su administratorių pagalba ir sutaupyti net iki 30% šilumos. Tai yra tikrai, turint galvoj augančias sąskaitas, augančias šilumos kainas, tai yra labai reikšmingas dydis ir sutaupimas bus tikrai svarbus. Žingsniai yra paprasti. Yra darbai, kurios gali pasidaryti patys gyventojai savo būtuose, nes būtuose yra netenkama netgi iki 20% visos energijos. Tai yra dėl plonų sienų, dėl nesandarių langų, dėl netinkamų vėdinimo įpročių žmonės yra įpratę, tarkime, palikti langus atvirus visą dieną, o tai yra automatiškai labai didelis šilumos nuostoliai. Galima pasidaryti tokius paprastus veiksmus, kaip užsikišti šilumą atspindinti ekraną už radiatoriaus, kas kainuoja tenais litą kitą. Ir tarkime, tokie radiatoriai irgi mūsų vienas darbuotojas pabandė praeitą sezoną jau pas save pasidaryti ir pastebėjo, kad dėka tokių ekranų šiluma bute pakyla netgi 2 laipsniais. O šilumininkai yra paskaičiavę, kad 2 laipsniai tai yra 10% prie šilumos sąskaitos. Ta informacija yra apibendrinta bendrame iniciatyvos puslapyje taupykime šilumą.lt. Taip pat šitą informaciją platina šitos iniciatyvos įgyvendintojai. Tai yra Nacionalinė pastatų administratorių asociacijai priklausančios namų administravimo bendrovės. Tai tarkime, reikėtų kreiptis į namo vadybininką. Namo vadybininko kontaktai yra, tikriausiai dažniausiai visi gyventojai jau žino savo vadybininko kontaktus, arba jie yra laiptinėse, skelbimo lentose. Galima kreiptis ir paprašyti supažindinti su šitą programą.